Pastaruoju metu vis dažniau girdime sąvokas, kurias kartais net sunku iki galo suvokti. Patriotizmas, tėvynė, nacionalizmas, šovinizmas. Šiais žodžiais mėtomės visur ir dažnai. Kartais net tam, kad pridengtume tai, ko nenorime, jog kiti pamatytų. Todėl šiame video pabandykime į viską pažvelgti kitu kampu. Pabandykime suvokti save ne tik kaip socialinį vienetą, ne tik kaip pilietį, bet kaip sielą, kaip žmogų, kaip kūrėją. Ir trumpam paklauskime savęs, kodėl Dievas neturi paso, visata neturi sienų, o tavo siela neturi registracijos. Akimirką susimąstyk apie vieną absurdiškai paprastą faktą. Kai tu įkvėpei pirmą kartą šiame kūne, tu nesirinkai nei vietos, nei tautybės, nei kalbos, nepasirašei jokios sutarties. Tai buvo gryna loterija, atsitiktinumas. Tu galėjai atsirasti Mumbajaus lūšnynuose, galėjai gimti Manhatano penthauze, galėjai tapti šeicho sūnumi ar žvejo dukra Norvegijoje. Tavo tautybė iš esmės yra avataro nustatymai įeinant į šį gyvenimo žaidimą. Atsitiktinės GPS koordinatės, kur akušerė perkirpo virkštelę. Bet kas vyksta toliau? Vos tik tu atmerki akis, sistema priskiria tau serijinį numerį, kaip gaminiui gamykloje, ir išduoda gimimo liudijimą. Iš esmės tai yra priėmimo, perdavimo aktas. Tu įtraukiamas į registrus, į apskaitą, į taisyklių lauką. Ir nuo šio momento tau pradeda krauti į galvą vieną ir tą patį failą, virusinį failą. Tau sako, matai šią liniją žemėlapyje? Šitas žemės gabalas, aptvertas spygliuota viela arba pažymėtas sienos ženklu, yra šventenybė. Mes esame gėris, o tie, kurie gyvena už linijos, už upelio, už kitos kalbos, jie yra blogis. Mylėk mus, nekęsk jų, ir jei prireiks, mirk už tai, kad ši linija liktų savo vietoje. Taip gimsta ne tik tapatybė, bet ir programa, kurią žmogus nešiojasi galvoje kaip savaime suprantama tiesa, net nepaklausdamas, kas ją parašė, kam ji naudinga ir kodėl ji turėtų būti aukščiau už patį gyvenimą. Neišsigąsk, šiandien mes nekalbėsime apie politiką. Politika dažniausiai yra kapstymasis smėlio dėžėje, triukšminga, emocinga, bet realiai mažai ką keičianti tavo vidinėje esmėje, jei tik tu pats neleidi. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip iš tavęs vagia tavo nemirtingą esmę, dėmesį, sąmonę, gyvybinę energiją, teisę pačiam mąstyti ir jausti. Ir mes išnagrinėsime patriotizmą ne kaip meilę ąžuolams ir upėms, ne kaip šilumą savo kraštui, o kaip vieną genialiausių matricos įrankių valdyti žmones, per priklausimo jausmą, per baimę, per priešo vaizdinį, ir per pasirengimą aukoti save dėl simbolių, kuriuos kažkas pasirinko už tave. Na kągi, pasiruošęs sugriauti pamatą, ant kurio stovi tavo ego, tada pirmyn. Pirmiausia, pažvelk į Žemę iš kosmoso. Astronautai tai vadina overview effect. Iš ten nesimato sienų, nesimato ribų, nesimato mūsų ir jų, nesimato linijų, kurios čia apačioje atrodo tokios svarbios, kad dėl jų žmonės pasiruošia pyktis, nekęsti ir net mirti. Paukščiai sienų nemato. Vėjo niekas neprašo paso, kai pučia iš Prancūzijos į Vokietiją. Debesys nemoka muitų. Gyvūnai vaikšto per sienas laisvai, nes gamtoje nėra tokio dalyko kaip neteisinga pusė. Gamta nežino, kas yra valstybė, ji žino tik erdvę, ciklą, judėjimą ir gyvybę. Sienos egzistuoja tik vienoje vietoje – tavo galvoje. Tai kolektyvinė haliucinacija, kurią žmonija susitarė laikyti realybę. Tačiau ši haliucinacija nupiešta ne pieštuku, ji nupiešta daugybės žmonių krauju. Ir būtent todėl ji tokia įtaigi. Kai kažkas apmokėta kančia, protas ją automatiškai paverčia šventenybę, net jei prasmė seniai pamesta. Kaip sakė Džordžas Bernardas Šo, patriotizmas – tai įsitikinimas, kad tavo šalis yra geriausia vien dėl to, kad tu joje gimei. Įsigilink. Skamba kaip narcizo diagnozė, tiesa? Tai viena aukščiausių ego atskyrimo formų, kai milijonai žmonių automatiškai paskelbiami geresniais už kitus vien dėl atsitiktinumo, dėl gimimo vietos.
Ir tada ego gauna dovaną. Nebereikia augti, nebereikia kurti, nebereikia įrodyti savo vertės darbais ar sąmoningumu. Užtenka priklausyti teisingai grupiai. Šitaip gimsta pavojinga iliuzija. Mes esame gėris, o jie blogis. Mes turime teisę, o jie privalo nusileisti. Ir kuo daugiau žmonių tuo tiki, tuo stipresnė tampa sistema, kuri maitina šitą atskyrimą, nes atskirtą žmogų valdyti lengviausia. Mes pamiršome tai, kad dvasinis kelias visada yra judėjimas į vienybę. Dar tiksliau, į vienybę su savimi, su aplinkiniais ir galiausiai su visata. Tai kelias į supratimą, kad aš ir pasaulis esame vienis. O patriotizmas tuo, kuo jis tapo šiandien, dažnai virsta dirbtine atskyrimo religija. Tai kultas mes prieš juos. Kultas, kuriame kažkas nuolat turi būti geresnis, teisesnis, švaresnis, vertesnis, vien dėl to, kad priklauso mūsų pusiai. Kai tik ištari frazę "aš didžiuojuosi, kad esu", įrašyk bet kurią tautą, tu akimirksniu atskiri save nuo 99% žmonijos. Tu savanoriškai užrakini savo beribę sąmonę ankštame tapatybės narvelyje. Tu tampi ne visato žmogumi, o konkretaus, dirbtinai sukurto mechanizmo sraigteliu. Ir tada nebe tu valdai savo sąmonę. Sąmonę pradeda valdyti žymės, etiketės, simboliai ir šūkiai. Sąžiningas klausimas. Jei tau būtų pasisekę gimti 500 km kairiau, ar tu dabar su ta pačia puta iš burnos bučiuotum kitą vėliavą? Ar melstumeisi kitiems didvyriams? Ar laikytum priešais tuos, kuriuos dabar vadini broliais? Atsakymas – taip, 100% taip. Ir būtent todėl verta paklausti, ko tada verti tavo įsitikinimai, jeigu jie tėra geografinio atsitiktinumo rezultatas? Tavo šventas įniršis dažnai nėra tavo pasirinkimas, tai iš anksto įdiegtas softas. Tai tarsi apynasris arkliui, kad tu bėgtum ten, kur reikia ir neklaustum kodėl. Tu tampi NPC, žaidimo personažu, kuris gina savo lokaciją, net nesuprasdamas, kad patį žemėlapį nupiešė žaidimo kūrėjai. Ir šitas žemėlapis sukurtas ne tam, kad tu prabustum, o tam, kad tu kovotum. Nes kad žaidimas vyktų, visada reikia kelių jėgų – savi ir svetimi, mūsiškiai ir priešai. Ir baisiausia tai, kad tie priešai dažniausiai tampa priešais ne todėl, kad tokie gimė, o todėl, kad ilgainiui jais tampa, patys to net nesuvokdami, tiesiog priėmė programą, kuri buvo įrašyta jų galvoje taip pat, kaip ir tavo. O dabar trumpai apžvelkime sąvokas, kurios šiandien dažnai suplakamos po vienu žodžiu – patriotizmas, nors iš tikrųjų jos reiškia skirtingus dalykus. Pradėkime nuo paties žodžio – patriotizmas esmės. Jis kilo iš tėvynės idėjos, iš graikiško žodžio patris, reiškiančio tėvynę, protėvių žemę, ir per lotynišką patriją įsitvirtino kaip prisirišimas prie savo krašto, bendruomenės ir namų. Paprastai tariant, tai meilė vietai, kurioje gyveni, ir atsakomybė už ją. Iš pradžių patriotizmas buvo labiau apie ryšį ir rūpestį, o ne apie kitų nuvertinimą. Ir šiandien dažnai pabrėžiama, kad patriotizmas gali būti teigiamas prisirišimas ir pasididžiavimas savo šalimi, bet jis nebūtinai reiškia tikėjimą, jog mes esame aukštesni už kitus. O štai nacionalizmas jau yra ne vien jausmas, o ideologija, kuri dažnai remiasi mintimi, kad tauta yra išskirtinė, pranašesnė arba turi teisę dominuoti. Būtent čia atsiranda pavojingas slenkstis, kai meilė savo namams virsta poreikiu įrodyti, kad mūsiškiai geresni, o kiti mažiau verti. Šovinizmas dar aštresnė to paties reiškinio forma. Tai perdėtas, nepagrįstas patriotizmas ar nacionalizmas, kai savo grupės didybė tampa akla, agresyvi ir niekinanti kitus. Tai jau ne meilė saviems, o panieka svetimiems. O fašizmas ne šiaip stipresnė emocija ar retorika, bet konkretus politinis modelis. Autoritarizmas, ultranacionalizmas, militarizmas,
opozicijos slopinimas ir individo pajungimas valstybei ar tariamam tautos tikslui. Tai nacionalizmo forma, kuri ne tik skelbia mes svarbiausi, bet ir paverčia prievartą normą. Taigi paprastai tariant, sveikas patriotizmas gali būti meilė ir atsakomybė be neapykantos. Nacionalizmas dažnai peržengia į pranašumo idėją. Šovinizmas tampa aklu ir agresyviu pranašumo kultu, o fašizmas šios logikos pavertimas sistema, kur jėga ir kontrolė tampa pagrindiniu tiesos argumentu. Ir dabar žiūrėk, mūsų visuomenėje šios sąvokos neretai sumetamos į vieną krūvą ir bendrai pavadinamos patriotizmu, tarsi kuo arčiau prievartos ir kraštutinumų, tuo stipresnis patriotizmas. Tokia logika yra patogi valdymui, nes kai žmogaus tapatybė pririšama prie simbolių ir priešo vaizdinio, ji tampa daug lengviau nukreipti, supriešinti ir priversti paklusti, net jei tai prieštarauja jo žmogiškumui ir sveikam protui. Ir čia natūraliai iškyla klausimas, kaip šitą dalyką suprato mūsų protėviai, kai nebuvo nei šiuolaikinių valstybių, nei pasų, nei masinės propagandos. Labai tikėtina, kad jiems patriotizmas buvo ne šūkis ir ne politinė etiketė, o paprastas žemiškas ryšys su savo žeme, gimine ir bendruomene, su tuo, kas palaiko gyvenimą. Tėvynė jiems buvo ne abstrakti valstybė su sienomis, o artimas pasaulis, kurį gali apeiti pėsčiomis. Kaimas, apylinkė, miško takai, upė, šventvietė, piliakalnis, kapai ir protėvių atmintis. Ištikimybė buvo skirta ne sistemai, o gyvai tvarkai, šeimai, papročiai, garbei, žodžiai, pareigai pasirūpinti savais ir išlaikyti bendruomenę. Ir svarbiausia, protėvių mąstyme dažniausiai nebuvo tokio ideologinio mes prieš juos, koks būdingas moderniems kraštutinumams. Konfliktai būdavo, bet dažniausiai dėl konkrečių dalykų, o ne dėl idėjos, kad viena grupė iš prigimties pranašesnė. Todėl jų meilė kraštui labiau reiškia kūrimą ir atsakomybę, o ne agresiją. Tačiau laikui bėgant mūsų krašte pradėjo ryškėti tai, ką šiandien atpažįstame kaip šiuolaikinio patriotizmo užuomazgas. Mano akimis vienas iš lūžio taškų buvo krikščionybės atėjimas, nes kartu atsirado naujas visuomenės skirstymo principas, ne vien pagal giminę ar bendruomenę, bet pagal tikėjimą, priklausimą ir teisingą pusę. Iki tol žmogaus tapatybė daugiausia rėmėsi žeme, gimine, papročiu ir artimiausiu ratu, o po religinių lūžių ėmė formuotis platesnė, abstraktesnė struktūra. Kas savas, kas svetimas, kas mūsų, kas jų, kas priimtina, o kas smerktina. Būtent čia pamažu gimsta modelis, kuris vėliau tampa nuolatinė valdymo forma. Tapatybė įgauna puses, o ryšys su kraštu ima slinkti nuo natūralios meilės savo žemei ir šeimai link ideologijos, tokios, kurią galima įjungti, sustiprinti ir nukreipti. Ir tada viskas apsiverčia. Vietoj žemė ir kapai atsiranda siena ir propaganda. Vietoj pareigos ir darbo lozungai ir priešo vaizdinys. O meilė tėvynei pradedama matuoti ne tuo, ką žmogus sukuria ir kaip gyvena, bet tuo, kaip garsiai šaukia ir kiek neapykantos sugeba išspausti. Kai meilė namams pakeičiama lojalumo testais, kai ryšį su kraštu pradeda vertinti ne darbais ir atsakomybę, o šūkiais, simboliais ir teisingų priešo paveikslu, tada patriotizmas nustoja būti širdies dalyku ir tampa įrankiu, ne vien vienijančiu, bet ir skaldančiu, ne kuriančiu, o mobilizuojančiu. Ir čia labai paprastas testas. Sveikas ryšys su kraštu klausia, ką aš galiu duoti ir sukurti, o ideologinis patriotizmas dažnai klausia, ką turiu nekęsti, kad įrodyčiau, jog priklausau. O dabar eikime dar giliau, išeikime iš sociologijos į ezoteriką. Ar girdėjote žodį egregoras? Tai energoinformacinė esybė, kolektyvinė dvasia, kuri gimsta tada, kai milijonai žmonių ilgą laiką galvoja apie tą patį, išgyvena tas pačias emocijas ir nuolat maitina vieną bendrą idėją. Taip susiformuoja savotiškas monstras,
o valstybės egregoras yra vienas riebiausių ir godžiausiai mūsų pasaulyje besimaitinančių plėšrūnų. Jam nereikia tavo sąmoningumo, jam nusispjauti tavo laimę ir iš esmės jam nusispjauti net į tavo gyvenimą. Jam reikia tavo energijos. Ne veltui Levas Tolstojus rašė, kad patriotizmas pačia paprasčiausia, aiškiausia ir neabejotina prasme valdantiesiems yra įrankis siekti valdžios ir savanaudiškų tikslų, o valdomiesiems žmogaus orumo, proto ir sąžinės išsižadėjimas bei vergoviškas paklusimas tiems, kurie yra valdžioje. Ir jis priduria trumpai bei tiesiai: patriotizmas yra vergovė. Žiauru? Taip. Bet pažvelkime tiesai į akis. Jums parduoda gražius žodžius: pareiga, garbė, tarnyba, šventa auka. O dabar išverskime tai iš matricos kalbos į žmogišką. Pareiga dažnai reiškia: tu mums skolingas, nors nieko iš mūsų nesiskolinai. Tarnyba reiškia: tu esi resursas, sunaudojama medžiaga. Heroizmas reiškia: tavo mirtis mums naudinga. Sistema įtikina tave, kad mirti už elito interesus, už rinkas, resursus ir įtakos zonas yra aukščiausia garbė. Tai genialus marketingas. Tau parduoda tavo paties mirtį gražioje pakuotėje. Energetiniu požiūriu bet koks karas, bet koks masinis konfliktas yra pjūtis. Milžiniškas banketas žemesnio rango esybėms, kančios ir skausmo energijos išmetimas. Ir kai tu sėdi prieš televizorių, suspaudęs kumščius iš neapykantos priešams, tu tampi paprasta baterija, tu maitini sistemą savo gyvybinę jėgą. Artūras Šopenhaueris taikliai pastebėjo: apgailėtinas žmogus, neturintis nieko, kuo galėtų didžiuotis, griebiasi vienintelio įmanomo – didžiuotis tauta, kuriai priklauso. Todėl nepasiduok šitam mechanizmui, neatiduok savo jėgos egregorui. O dabar kūrėjo lygis. Pažiūrėkime į tai iš reinkarnacijos ir amžinybės pozicijos. Juk tu nemanai, kad kaip siela gyveni vieną kartą. Siela keliauja per amžius ir keičia kūnus kaip kostiumus. Praeitame įsikūnijime tu galėjai būti romėnų legionierius, mirštantis partijos smėlynuose. Užvakar galėjai būti prancūzų revoliucionierius, šturmuojantis Bastiliją. Vakar vokiečių biurgeris arba rusų bajoras. O šiandien tu esi čia. Ir tada kyla klausimas: ko tu nekenti ten, už sienos? Į ką tu taikaisi žodžiu ar kulka? Visai įmanoma, kad tu nukreipi pyktį į savo paties palikuonis iš praeito gyvenimo, į savo giminę, o gal dar ironiškiau, į patį save, tik ankstesnėje formoje. Kariaudamas už naciją, tu dažnai kariauji su veidrodžiu. Patriotizmo absurdas yra tame, kad jis priverčia nemirtingą sąmonę žaisti mirtingus, laikinųjų apvalkalų žaidimus. Tai tarsi aktorius teatre taip įsijaustų į Hamleto vaidmenį, kad iš tikrųjų nuspręstų nužudyti aktorių, vaidinantį Klaudijų. Spektaklis baigsis, uždanga nusileis, kūnas supus, vėliavos, dėl kurių mirė milijonai, liks dulkėti muziejuose, o imperijos sugrius. Tai buvo su Roma, tai buvo su Orda, tai buvo su Britanija, tai bus su visomis. Ir kai viskas nueina į praeitį, lieka tik tu, tavo patirtis ir tai, kiek meilės sugebėjai išsaugoti širdyje šiame kruviname cirke. Arba kiek neapykantos išsinešė su savimi į aną pusę, kad paskui ją tvarkytum kituose gyvenimuose. Albertas Einšteinas patriotizmą vadino žmonijos tymais, vaikiška liga. Gal laikas suaugti? Bet ką tai reiškia praktiškai? Tapti išdaviku, nusispjauti į protėvių kapus, išsižadėti savo šaknų? Žinoma, ne. Kraštutinumai yra tie patys proto spąstai, tik iš kitos pusės. Reikia išmokti atskirti dvi sąvokas – meilę žemei ir lojalumą sistemai. Mylėti savo giraitę, kur vaikščiai vaikystėje, yra normalu. Mylėti savo kalbą, kurią mama dainavo lopšinę, yra nuostabu. Mylėti kultūrą, mentalitetą, juokus, kaimynus – tai širdies vibracija, tai kūrimas, tai gyvas ryšys.
Bet būti pasirengus žudyti ar nekęsti dėl simbolių, spalvotų skudurų ir politikų ambicijų – tai liga, tai virusas, kuris perima žmogų ir paverčia jį įrankiu. Tikras patriotas sveika prasme nėra tas, kuris rėkia mes geriausi, o jūs niekas. Tikras patriotas yra tas, kuris linki savo kraštui klestėjimo per taiką, kuris supranta, kad jo namų gerovė neįmanoma, jei aplink namą dega gaisras. Nušvitęs žmogus kiekviename mato brolį, nepriklausomai nuo odos spalvos, akių pjūvio ar paso spalvos. Tavo tikroji tėvynė nėra taškas žemėlapyje, apibrėžtas raudonu markeriu. Tavo tėvynė tai paukščių takas, visa žemė, pati gyvybė. Tavo tautybė tai šviesa, gėris tavo širdyje, meilė viskam, ką sukūrė kūrėjas. Todėl pažvelk į viską širdimi, ne vien protu, per meilę, ne vien per logiką. Liaukis gynęs savo narvą, suprask, jis nėra užrakintas. Tau tereikia išeiti iš jo ir išskleisti sparnus. Ir tada tu pamatysi vienybės galią ir tai, kas tu iš tikrųjų esi. Neišsigąsk vidinio sąmyšio, tai normalu, nes dabar matrica priešinsis. Tavo galvoje gali iškilti pasiteisinimai, pyktis, seni šūkiai, kuriuos tau įkalė į galvą mokykloje. Tai normalu. Tiesiog girgžda sena programinė įranga. Ateina naujas supratimas. Tiksliau, jis tiesiog iškyla į paviršių, nes tu tai visada žinojai savo vidumi, tik įdiegta programa ilgai viską slopino ir užgožė. Todėl jeigu kažkur tavo viduje, krūtinės gilumoje, kažkas krustelėjo, jei pajutai tą tiesos šiurpuliuką, vadinasi, tu prabundi. Išėjimas iš matricos nėra vienkartinis įvykis, tai procesas, tai laiptai ir mes jais einame kartu. O įdomiausia tai, kad mūsų šalies įkūrėjai, tėvai paliko mums ir instrukciją – šviesos, meilės ir vienybės kelią. Tai mūsų tautiška giesmė, paklausyk jos dar kartą po to, ką jau išgirdai ir išgirsi tikrus žodžius. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia, tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės. Tegul saulė Lietuvoj tamsumus prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų vardan tos Lietuvos vienybės.